A Jėzus Marija, kiek pritekėjo visų. Gali parodyti, kad ir direktoriai tvarkosi. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my... Sveiki, chebryte, tai labai malonu, kad vis dar esat su mumis, kad mus stebit. Jeigu dar mūsų nesekat, būtinai pasekit, būtinai pakomentuokit ir palaikinkit video, tai padėsit mum augti. O šiandien dirbam toliau ir parodysim, kaipgi mums sekasi ardyti, tai yra pabaigti ardyti ir kelti dalis Audi Q5. Kur keltuvas dingo? Kas dingo? Keltuvas. Jo. Dingo keltuvas. Einam. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose, tattoos, taboos, get screwed. Loosen up, buttercup, all those hate comments will never make you feel enough. We're all adequate graduates, heart full of calluses, but we know calculus. Damn, ain't that fabulous? Can't wait to apply all those mathematicus. But we can't get a job that pays us enough. I'm about to pop off. Fuck you, you're lost. We all know that we never really want a boss. So I'ma do what I want to, something I can't undo. Yeah, I'ma do what I want to, something I can't undo. I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with
Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose, tattoos, taboos, get screwed. Loosen up, buttercup, all those hate comments will never make you feel enough. We're all adequate graduates, heart full of calluses, but we know calculus. Damn, ain't that fabulous? Can't wait to apply all those mathematicus. But we can't get a job that pays us enough. I'm about to pop up. Fuck you, you're lost. We all know that we never really want a boss. So I'ma do what I want to. Something I can't undo. Yeah, I'ma do what I want to. Something I can't undo. I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. Q5 dalimis. Viskas, kas dar nėra mūsų sandėly. Deja, neturiu gražaus jum rilso su ją pilna. 22 metų, 2 litrai, dizelis, 150 kW, Astronic greičių dėžė. Skambinkit, klausinėkit dalių, turim viską išskyrus priekį. Tai yra, neturim kapoto, bamperio, žibintas vienas defektuotas yra. Visa kita yra. Nebemoku. Su Q5 turim vieną tokią problemėlę. Jeigu atsimenat, prieš keletą serijų mes ją parsivežėm iš Aurimo. Nu, brais namo. Išvarom. Atsiboda, perikupai didėjai. Ate. Draugas vadinasi. Tik tai dabar ne per seniausiai pradėjom dalis dardinėti ir sandėliuoti ir pastebėjom, kad mums trūksta vienos dėžės, kurioje pačios brangiausios dalis. Tai dabar kažkaip bandom tą dėžę gauti, jinai yra, turim gauti. Kyla truputį nesklandumų, truputį nervinamės, nes norim tas dalis jau pardavinėti, bet yra kaip yra. Aurimai, laukiam iš tavęs žinių ir savo dėžės. Žodžiu, viskas ne pagal planą. Galvojau, nueisiu, nufilmuosiu, kaip dar ten kažkas vyksta, pasirodau, nieko nebevyksta. Jau beveik viskas sukelta, didžioji dalis iš to, ką turim. Va, likučiai. Tai žodžiu, kažkur įdėsim čia jos fotkės. Tai čia buvo Audi Q5 2022 metų, 2 litrai, 150 kW, Astronic greičių dėžė. So I'ma do what I want to. Something I can't undo. Yeah, I'ma do what I want to. Something I can't undo. I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. Žinau, pasižiūrim, kas čia per likučiai. Variklis, kaina jo labai džiuginanti, bent jau už kiek mes norim parduoti. Dėžės kaina irgi kol kas džiuginanti. Pasižiūrim, ką čia mes turim gero. Ajezau, ajezau. Ai, nešvaru. Jau norėjau bartis. Taip, tai susirandam kokį kodą. Ir imuk paskolint ant savo telefoną. Oi, toj. Pabandysiu pasižiūrėti kainas. Ai, dabar jau čia visa štepaluose. RRR tau reikės, ne? Panaudosim AutoPP popierių. Jeigu kažkam reikia, ar servise, ar šrote, ar dar kažkur, tai galit nusipirkti iš AutoPP, panaudoja mūsų nuolaidos kodą, Autospelą ir gausit 10% nuolaidą. O aš bandau kažką kažkur žiūrėti, tuo išsitrauksim. Čia, aišku, tokios neįdomios dalys jau belikę, bet, nu, bandom. Taip, va čia yra kodas. Biški mes čia dėjimai viską išpurvinsim, bet gal labai nepyks. Pasižiūrim. Čia generatorius. Jo, rimų generatorius. Čia turbina. Turbina irgi gali būti. Tu mokėk pinigus, bus viskas, kas tu nori. Taip, pasidarom nuo pigiausio, žiūrim, kas darosi.
O Dieve, tu mano vaikyti. 20 eurų. Lenkijoje nuo 25. Matai, tinka nuo A6-C8. Nuo Golfo 3. Tokie atvejai yra žiauriai nefaini, nes kai tinka tik ant to modelio, tada viskas gražiau skamba. Lietuvoje 40 eurų, Kem 5, Lenkijoje labai daug yra, labai. Tai va, 23 metų Q5 starteris keliauja į metalą. Nu, neišmesim dar biškį palaikysim. O pasižiūrim, kas čia dar gero. O, aš šiandien pasipuošiau. Buvau interviu žinių radijuje, tai žodžiu, kai visada. Ai, bėga tepaliukai. Turbo. Gali atkabinti? Ai, va. Tuoj mane Deima užmuš, nes aš čia biškį jai viską aptepaluosiu. Jo. Deima, nepyk. Aš pasistengsiu išsivalyti paskui save. Taip, čia labai sunkiai aš damatau. Bandom. Turbiną. Jau iš tikrųjų dar iki RRR nedėjo. Pardavėm 2 duris. Vairuotojo pusės, jeigu neklystu, priekinės ir galinės. Ir bagažinės dangtį pardavėm. Nesakysiu už kiek kol kas, tegu pabūna intriga. Tuoj pasidarysiu natūralią alyvos veido kaukę. Žiūrim, ką turim. Čia pneumo kompresorius. Sukasi. Aha, man Oho, ai čia nauja. Aš jau apsidžiaugiau. Tuoj padarom pagal kainą. Tavo stikliukas suskylęs, tai nelabai gerai veikia. Man idealiai veikia. Ar čia telefonas jau suskylęs? Čia stikliukas dar. Taip, turbina Lenkijoje 400. O Lenkijoje nauja 9 PM. Daugiau nemeta, jaučiu pagal kitą kodą, kokį reikia žiūrėti, nes aš čia nematau audinio kodo, tai nesu ekspertė. Ką čia dar? Jo, aš labai šiandien pasipuošusi esu, kaip tik šitam darbui. Nori šitą aušintuvą gal? Noriu, davai. Kur man normalų kodą iškrapštyti? Turim tai. O, radau. Vargšas mano telefonas. Kodėl? Nu, žiūrim, ką čia turim. Čia yra abrigyvacelis. Cepladmienikas. 05L. Jaučiu, ne kažką bus. Labai greitai veikia internetas. Su defektais 5 eurų, be defektų 100 Austrija, Italija, Lenkija, Nyderlandai. Žiūrėk, Lietuvoje net nėra. Man patinka. Į metalą gerai bus. Gerai. Už toj dėžėjai, nuo ko čia Ai, čia šiaip visokie še. Nu, davai, dar kažką vieną ištraukiam. Matau kondiškės kompresorių. Eik tu sau! Parodyk, žinai, ką man Deima padarys. Reikia greičiau sutvarkyti, kol jinai iš pietų neparėjo. Taip. Po turbiną pažiūrėkit. Ai. Nu gerai, pasižiūrim šitą, tada tvarkysiu viską. Taip, kondiškės surblys. 8.0A. 8.1.6. 8.0.3L. Tufai. Ateik. Tuoj padarom pagal kainą, bet jau matau, kad neįspūdingai čia bus. 102 eurų. Nu, aš žinai, norėčiau kokių 300 kai nuo tokios mašinos, bet jaučiu. Lenkija 100 eurų. Lenkija, o aš nesuprantu, kodėl Lietuvoje nėra.
Nu, džiugina bent jau tai, kad Lietuvoje nėra. Va, pirma Lietuvoje 93 eurai. Italija, Lenkija. Pirmas puslapis, žodžiu, iki 100 eurų, tik vienas Lietuvoje yra. Kiti pagrindė Lenkijoje. Nu, dar šitą pažiūrėsim. Vis tiek jau čia viską aplaiščiau, tai reikia išnaudoti. Darau stavkę 30 eurų. Čia, žinok, pilnai gali būti. Prasidės nuo 20 su centais. Lemba, aš galvoju, gal visgi Batmanas reikia ardyti. Ne? Tai aišku. Reikia orientuotis į jaunimą. Kad jaunimas nepinigingas. Bet užtai su Batmanais. Nu, žinau, gal ne taip blogai, kaip atrodo. Tai pažiūrėsim. Baisiai nekrauna. Kaip ir sakiau. 30 eurų Lietuvoje nepilnai. Taikliai, su Audi geriau gaudaisi nei su Batmanais. Gerai, dabar palauk biškį, aš viską sutvarkysiu ir Deima net nepastebės, kad aš čia buvau minutėlę. Gali parodyti, kad ir direktoriai tvarkosi. Toks jau tas gyvenimas. Lemba, ir čia jau pritapšnojau. Tufai. Primindžiau, išmindžiau, va tas ir būna žiauriausia, kai kažkur kažkas išbėga, o paskui apmindai. Žodžiu, aš galvoju, padarysiu protingiau biškį. Tų jau bėgančių dalių tikrai atgal nekrausiu, sudėsiu Deimai čia atsargiai. A Jėzus Marija, kiek pritekėjo visur. Tuoj sutvarkysiu, galvoju, pažiūrėsim dar, kokios ten pas mus šiukšlės primėtytos. Pažiūrėsim, kas ten per kainos, ką mes su jom darysim. Tufai. Kas ten? Tufas tingi. Jisai po savaitgalio atsipalaidavęs. Dirbam. Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose, tattoos, taboos, get screwed. Kiek visokių ilgų dalykų turim. Ir trumpų, bet storų. Tuom tas darbas ir sunkus, kad ir neįdomus, kad po savęs reikia dar ir darbo vietą sustvarkyti. Reikia mokėti ne tik viską apšikti, bet ir sutvarkyti po to. Čia kažkoks dėžučių stygius. Jo, mažėja dėžučių. Reiks dėžutės organizuoti kažkaip tai. Reikia rašyti savo draugam didmeniniam, kur ten visą mašiną prikrauna. Čia подписчиkai irgi, jeigu tam turi servisus, turi dėžučių, visokių. Ne, aktualiau iš tikrųjų ne servisai, o kas turi va tokių kartoninių milijoną dėžių. Gerai, šitą pakeliu išmesim, o Rimuk, davai, man įdomu, dar pasižiūrim, kas per šiukšlės toj dėžiai. Ok, let's go. Čia jau kažkiek komforto moduliai, matau, paskolink šitą telefoną. A8. Čia ne modulis, čia durų iš tai. Nu, Kainuos kokie 5 eurų su centais. komforto modulis.
Čia net ne nuo pigiausio 8 eurai. 2 su centais bus. Gal ir eurus. O, 3,24. Prabangi A8, D4. Nu, davai dar keletą. A7 pakelėjas. A čia ne šitos dalis, kurias aš ardžiau. O ką tu ardai? Durys Ai, plikino. duris, jo, čia gali, jo, šitas čia ir bus yra, iš nes žiūriu, durų. kad raštas mano. Koks gražus raštas. Tik žinok, nebūtinai ant kodo užrašyti reikia. Nuo kurios mašinos. Kaip Deimai reikės skanuoti. Aš Nu, pasižiūrim. nekvalifikuotas ardytojas. Pasižiūrim, aš manau, veltui tu čia viską išiminėjai. Kaip tu manai? Įsitikinęs. Nu jo, čia reikės tavo raštą nuvalyti, kad nusiskanuotų kodas. Eik tu savo, net ne nuo pigiausių 4 eurai. Gal net nežiūrėk į tą dėžę. Ką? Net nežiūrėk į tą dėžę. Viską čia mes... Gali rankinėlę pažiūrėti, va tą 5, pavyzdžiui. Šitą? Dar žinau. Čia Volvo ar kas čia iš vis? Irgi čia nieko gero nebus, gerai Su pasižiūrim. dviem eisim. fiškiam. Palauk, ant rankinėlių čia kažkur būna, reik įžiūrėti. Nežinau, ar čia rankinėlės kodas bus. Sukasi. 5 eurai. Žodžiu, viskas čia keliaus į šiukšlyną. Visą šitą reikia Utilizuoti. išmest, utilizuot. Grąžinu tau telefoną. Ir aš manau, einam prie kompo. Ką ten rodai? Savo sungoką. Jauną. Einam prie kompo, pasižiūrėsim, ką mes jau Q5 sukėlėm, kiek kas kainuoja, gal yra brangių dalių. Man iš tikrųjų vos neatsitiko širdies smūgis, kai reikėjo įkainoti variklio kompą. Nu ir aš jau trinu rankom, galva kokie 700 euriukų bus, nu tokia nauja mašina. Jo, variklio kompo kaina 40 eurų. Tai mane apėmė depresija, paskui pamačiau keletą brangių dalių, keletą nelabai. Nu, žodžiu, nuomonės labai mano įvairios apie šitą Q5, tai va, einam truputį pasižiūrėsim skaičiukus prie kompo. Gal Deimą pašnekinam, kol čia yra? Pašnekinam Deimą. Tai Deima papasako, aš tau ten biškį bardako pridariau, bet pasistengiau sutvarkyti, tai tikiuosi nebus pėdsakų. Papasako, kaip tau, ar patiko kelti dalis šitos Q5. Patiko, labai švari mašina, neapsišikus, kaip BMW. Ne mes ardama, ne, matosi. Šiaip žiauriai gera mašina, švari. Kas svarbiausia švari, koliki variklių nedajau. Tai kas tau ten likučiai, viena dėžė beliko, ne? Ir laukiam iš Aurimo. Aurimas parašė, kad jinai strigus yra. Bet mes labai laukiam, nes ten brangios dalis, norim praturtėti. Tikėkime, praturtėsim. Tai kokios dalis? Visokius. Elektronika pagrindė visą tenai liko. Čia iš blokelių tik variklio kompas buvo, ne? Nieko gero. Sandra sakė, nori kažką dar pasakyti. Sandra, porą žodžių mikrofoną nori pasakyti? Labai aš jūsų pasiilgau. O Jėzus! Sandra truputį prarado balsą, tai mes kaip tikri draugai ir kolegos turimgi pažvengti šios biškė, ne? Gerai, viskas, varom prie kompo, pasižiūrėsim, kokie ten skaičiai ką rodo. Nu ką, žiūriu, kol kas nedaug čia dalių pas mus įkelta, 100 kem 2, bet kai atgausim savo dėžę, tai manau tenai dar normaliai dalių bus, nes dėžė didelė, o likusios įvairios smulkmenos, tai turėtų būti viskas okei. Ir žiūriu iš tų, ką turim, kas čia gero iš brangesnių, tai matau vienas katalikas 500 eurų, kitas 200, traversas priekinis 300, ABS blokas 2 PM, suportai priekiniai po 200 PM. Ai, mums dar ne tik dėžės trūksta, bet ir visos galinės važiuoklės, jinai pas Aurimą guli. Tai reikės kažkada važiuoti pasimti, tai greičiausiai pamatysit visą tai. Spėju, ten reduktorius brangus bus.
Iš tikrųjų, ne. Aišku, pagal kodą žiūrėsim, bet kai bandžiau žiūrėti pagal automobilį, tai manęs visai nedžiugino. Bet pasiimsim iš aurimo, tada viską išsiaiškinsim. Kas čia dar stabdžių vakumo puslė 200, stebulės priekinės po 100 šiam, stogo ragai 100 pem. O ten kokios multimedijos salono, tai ten su dėžė tą atvažiuos. Jo, turim čia galinio vaizdo kamerą 120, priekiniai pusašiai po 220. Tai ir vairo neturim dabar pakol kas. Vairo neturim realiai elektronikos, neturim vairo ir kas skydelyje ten visą tai. O skydelis tenai brangus, Giedriui tokio reikia, tai 700 eurų, žiūrėjom pagal kodą. Kas čia dar? Nu ir jo, galinė važiuoklė, tai dar tenai susidarys reikaliukų. Priekiniai mortikai su spyruoklė po 7 eurų, ne kažką. Durų apmušimai po šiam. Nu, kol kas realiai nieko brangaus čia nėra įmesta. Aišku, brangiai čia kainuoja variklis ir dėžė. Dar nesam iki galo nusprendę galutinės kainos, bet jinai tikrai yra džiuginanti. Tai va, tai ką, kaip matėt, variklį pardavinėsim pliką, valdymo blokas, rimų gali parodyti. Iš tikrųjų, aš net įkainau 50 eurų, nes man neleido širdis 40 padaryti. Bet klausimas už kiek ir kada mes jį parduosim. Aš įstikinęs, kad vietoj žmogus, koks nors elektrikas jį nusipirks. Netgi gal mūsų pažįstamas. Nežinau, žiūrėsim. Tai va tokios tokelės kol kas pas mūsų Q5, kol kas viskas procese. Ir tai aišku yra tik RRR'as, tikiu eBay'ui kainos bus visai kitos. Čia jau kažkada galėsim pakalbinti Sandrą iš tuo klausimu. O dabar, manau, einam, parodysiu kitą mūsų automobilį, kurį dabar ardysim. Kadangi sakiau, kad ardysim tik naujus, tai va tas žiauriai naujas, žiauriai geras ir žiauriai brangus. Einam. Pelningas? Pelningas. Raktelis, kiek pamenu, turėtų būti ant priekinio lango su valytuvu pritvirtintas. Bet jinai tokia brangi, kad mes jos nerakinam. Hand me a drink, 'cause I think I'm going all in. Get me Volvo S60. Aš ją vis V70 vadinu. Žodžiu, šitas automobilis šiaip irgi su istorija, kaip ir visi seni pas mus atsidūrė su kažkokiom istorijom. Stovi jinai čia turbūt jau 2 mėnesius, ne? Ilgiau. Atvažiavo jinai dar į servisą, kai mes jį turėjom, bet čia yra tas atvejis, kai remontas kainuoja 2 daugiau nei automobilis ir tiesiog ekonomiškai nenaudinga yra jį remontuoti. Tai klientas vis galvojo, ką čia su juo daryti. Man čia ant akių jinai stovėjo. Aš pasižiūrėjau dokumentus, pasižiūrėjau, kiek čia kilovatų. Ir nusprendžiau, kad aš galiu klientui pasiūlyti tą mažą rinkos kainą, jisai sutiko ir mes išardysim. Volvo šiam 2005 metų, mano žiniomis tai yra faceliftas, nes aš kiek atsimenu, jeigu būna iki face'o, tai būna nedažyti moldingai, o jeigu dažyti, tai face'as. Daugiau nežinau, kaip atskirti, dėl ko aš nusprendžiau ją išardyti, nes čia yra 93 kW 2.4 variklis. Tai kas žino, tai žino, kad tai yra tas pats 136 variklis. Tai žodžiu, realiai jaučiu variklį parduosim, dėžė čia nieko verta mechaninė, žibintai irgi gal parduosim, nežinau, ką čia dar nuo jos parduoti. Ratus su 100 euriukų, nieko čia daugiau nekainuoja. Tai nežinau, salonas šiaip tai visai neblogos būklės. Ne viską mačiau. Kas ten gale pas mus darosi. Gale nieko nėra. Centai valiojasi, matau. Sparnai supuvę standartiškai. Bagažinė neatsidaro. Kablio nėra. Parktronika yra. Žodžiu, nieko čia nėra, variklį parduosim, o visa kita jaučiu, didžioji dalis, čia 8 procentų keliaus
ant išrūšiavimo ir utilizavimo. Tai manau, kitose serijose pamatysit, kaip mums sekėsi su šituo lavonėliu. O aš primenu, kad jeigu dar mūsų nesekat, tai dar pasekit, pakomentuokit, būtinai palaikinkit ir padėkit mums taip augti. O jeigu reikia dalių ar šiaip turit kažkokių man klausimų, palieku čia savo Instagramą, galit pasekti, parašyti, galit mums skambinti ir pirkit dalis. Iki. Oh yeah. Čia yra autospela, kas nežinojot. Galite atvažiuoti, paprašyti kvapūko. Galim kava pavaišinti. Nepamirškit mūsų pasiekti. Galite atsiųsti mums Laiką dovanų. pastatyti. Statyti laiką. Galit ir dislaiką pastatyti. Negalit. Irgi, žinok, kelia Šiaip yra algoritmą. 5 ar 6 kažkokie blogi žmonės YouTube'ai, Heiteriai. kurie pastoviai paspaudžia dislike. Tai vat perdodu jiem linkėjimus, kad ačiū, nes žinokit, jūsų dislike'as irgi kelia mum algoritmą. Pertraukį mane, tai va, laikinkit, dislaikinkit, komentuokit nuo 5 žodžių. Ir mes pasistengsim vieną laimingą komentarą išrinkti ir padovanosim, ką padovanosim. Rimuką. Mane. Gerai, iki viso. Nepamirškit pafollowinti, padislaikinti. Ir kaip su juo dirbti ir gyventi. Įleisk. Pats svarbiausias. Nepamirškit laikinti, followinti.